Aš esu filosofijos fakulteto lektorius, tai yra psichologijos lektorius, tai yra dėstau psichologiją, Kęstutis Dragunevičius. Ir būtent mano domėjimuose sritis yra daugiau pažintiniai procesai, tokie kaip dėmesys, suvokimas, atmintis, mąstymas, kalba, ir būtent dėl to galiu papasakoti jums, kaip galima mokyti. Vienas iš tokių svarbesnių dalykų tiek studentams, tiek moksleiviams yra gerai pasiruošti egzaminams, ir jiems iškyla įvairių kliūčių ruošiantis, ir tam, kad jie galėtų geriau pasiruošti, jie turėtų žinoti, dvi tokias esminės dalis, kas gerai padeda pasiruošti egzaminams. Vienas tai yra įgūdžiai, kaip suvaldyti nerimą ir stresą egzaminų metu. Kitas dalykas yra tam, kad tas nerimas ir stresas būtų mažesnis, yra labai svarbu gerai pasiruošti. Tai yra geras pasiruošimas, jis stipriai sumažina nerimą ir stresą. Ir dabar mes kalbėsime apie tai, kaip gerai pasiruošti egzaminams. Ir čia vėlgi galime skirti tokias dvi dalis. Tai yra, vienas yra tinkamas studijų organizavimas arba tinkamas mokymosi organizavimas, kaip tinkamai suorganizuoti. O kitas klausimas yra, kaip geriau įsiminti medžiagą, kurią reikalinga išmokti. Ir dabar tinkamas studijų organizavimas, ką reikėtų žinoti, tai yra pirmiausiai studijų tas mokymosi procesas, jis turėtų būti supaprastintas iki tokio žingsnis po žingsnio metodikos, kad būtų paprasčiau. Svarbiausias dalykas yra geras pasiruošimas. Tai yra, mes ir tam turime padaryti tokius, porą dalykų. Yra vienas, išmokti gerai organizuoti mokymosi procesą, kad būtų tinkama organizacija. Kitas dalykas, kad turime išmokti, tiesiog kaip įsiminti tą medžiagą, kuri yra reikalinga egzaminui. Ir kad geriau suprastumėm, kaip reikėtų organizuoti, tai mes pabandysim pasižiūrėti, kaip veikia žmogaus tokia informacinė sistema apskritai. Tai yra, kada mes susidurime su didžiuliu informacijos kiekiu. Mes turime didžiulį informacijos kiekį arba paskaitos metu, arba skaitome kokią knygą. Ir čia veikia tokios sistemos kaip mūsų trumpalaikė arba darbinė atmintis, panašu į kompiuterio darbinę atmintį, kuri yra mažesnė, ir mūsų ilgalaikė atmintis, kuri yra gerokai didesnė. Ilgalaikė atmintis. Dabar, kuom pasižymi ta trumpalaikė atmintis, būtent trumpalaikė šičia, tai yra gana maža, gana siaura. Mes galime įsivaizduoti taip, kad joje, taip vaizdžiai tariant, šoka kokie 6-7 demonai. Tai yra, kurie gali vienu metu laikyti viso labo tik tai po vieną dalyką. Jeigu jūs parodysite žmogui 12 skaičių, jis atsimins tik tai 5-6 skaičius. Jeigu jūs jam parodysite 12 žodžių, jis atsimins 5-6 žodžius. Jeigu jūs jam parodysite 12 idėjų, jis vėlgi įsimins tik tai 5-6 idėjas. Iš tikrųjų, toks magiškas skaičius 7 + -2, bet daugelis žmonių taip dirba su 5-6 idėjom vienu metu gali dirbti. Tai yra vienas demonas vienu metu laiko vieną dalyką. Ir jeigu jūs ruošiatės per naktį, tai yra skaitote daug knygų per vieną naktį tikėdamas išmokti egzaminams, tai natūralu, kad demonai kiekvienas griebia po kokią idėją, bando prisiminti, bet čia iš karto pareina daugybė naujų idėjų, jie išmeta tą pirmesnį idėją ir griebė kitą. Ir dėl to paprastai mes prisimename, po tokios nakties mes prisimename vos keletą dalykų. Tai yra tuos, kuriuos mokėmės pačioje pradžioje, nes jie dažniausiai buvo kartoti greičiausiai, ir tuos, kuriuos mokėmės gale. Tas, kas buvo viduryje, susipainiojo ir mums kažkur tai dingo. Dėl to studijų pats procesas, jis irgi turėtų būti organizuojamas taip, kad mes galėtumėm išmokti būtent tuos dalykus, sudėtingus dalykus vienu metu. Ir tam mes turime sudėtingą dalyką, sudėtingą temą išskaidyti į smulkesnės temas, ta prasme. Jeigu mes turim, pavyzdžiui, kokį matematikos kursą, mes turime jį išskaidyti į tokį dalių skaičių, kuris būtų apimamas. Tai yra mūsų demonai trumpalaikės atminties galėtų jį apimti. Tai yra, pavyzdžiui, kokia aritmetika, algebra, trigonometrija ir, tarkim, integralai. Tai yra kelios dalys ir tų dalių mes mokinamės palaipsniui. Tai yra, vėlgi, kiekvieną iš tų dalių mes suskaidome į protingą skaičių temų, tai yra 4-5 temos, kurias mes turime išmokti. Ir čia jau mes tada imamės po vieną etapą vienu metu. Neskaitom viską iš karto, kur mums viskas susipina, o tiesiog po vieną mažą dalyką kiekvienu metu.
Ir tas, aišku, yra susijęs su tinkamu laiko planavimu ir organizavimu. Na, studentai žino, kad reikia pradėti kuo anksčiau, tai prasme, svarbu įsiskaidyti tikslus, tai yra pasidaryti tikslus, pasidaryti smulkesnius tikslus ir su jais reikėtų dirbti. Bet čia problema, ko gero, ir yra didžiausia, viena iš sunkiausių įveikimų problemų atidėliojimas, apie kurį irgi galima kalbėti labai daug. Na, ir tą atidėliojimą įveikti iš tikrųjų būna gana sudėtinga, bet atidėliojimą įveikti yra, kas labai gelbsti, aiškus tikslo žinojimas tai dienai. Jeigu aš turiu gerą planą ir žinau, kad man per tą laiką reikia įgyvendinti va tuos dalykus, ta prasme, labai apsibrėžtus aiškiai tikslus, tada tokiu atveju man yra gerokai lengviau. Vadinasi, pirmiausia, aš turėčiau turėti gerą studijų planą. Antras dalykas, kas yra, tai yra, aišku, susikurti savo motivaciją. Tas yra gana sunku. Bet pabandyti savo susikurti teigiamą motivaciją. Pavyzdžiui, jeigu aš išmoksiu ir ta motivacija neturėtų būti neigiama, pavyzdžiui, jeigu neišmoksiu, tai tėvai manęs nemėgs. Ta prasme, tai jeigu aš išmoksiu, aš nudžiuginsiu savo tėvus. Ta prasme. Arba jeigu aš išmoksiu, aš galėsiu didžiuoti savimi. Jeigu aš pabandyčiau susikurti savo teigiamą motivaciją ir ją kaip mantrą kartočiau kiekvieną dieną prieš mokydamasis. Galbūt tai padėtų. Taip pat padeda kitos technikos laiko valdymo, tai yra, kada tiesiog turiu labai apsibrėžtą laiką, kada turiu daryti tą dalyką ir malonus dalykai eina tik tai po to, ta prasme. Bet, aišku, žinoma, tai vienas iš sunkesnių dalių, kad žmogui tą yra gana sunku įveikti. Kitas dalykas yra, kaip būtent šalia organizavimo studijų proceso yra būtent kaip prisiminti tas visas sudėtingas temas, kurios būna kiekvienoje paskaitoje. Ta prasme, tai yra, kad susidarytų mūsų, kaip perkrauti tą medžiagą į ilgalaikę atmintį, ta prasme. Tai čia yra svarbu žinoti ką. Yra du tokie pagrindiniai įsiminimo momentai. Vienas yra kartojimas. Kitas yra ryšių sudarimas arba įprasminimas. Ryšių sudarimas. Kodėl kartojimas? Na, sena tiesa, kad reikia daug kartų kartoti. Žmogus, net jeigu jam duosi beprasmišką skaičių kombinaciją, jeigu jis ją pakartos 14 kartų, jis galų gale ją įsimins, ta prasme. Ir kuo daugiau kartų kartos, 200 kartų, jis tuo geriau ją įsimins. Vadinasi, kartojimas yra toks gana svarbus elementas, kad mes įsimintumėm. Ir čia yra bėda tai, kad kai kurių įgūdžių mes negalime kaip kitaip apdoroti, kaip tik tai nuolatos daug kartų juos darydami. Pavyzdžiui, automobilį vairuodami, jokios mnemonikos, jokios atminties strategijos mums nepadės. Mes tiesiog turime įsiminti, kaip tai yra daryti ir tokius elementarius įgūdžius turim daryti. Ta prasme, tai dėl to, ir kad tie demonai perkeltų savo informaciją į ilgalaikę atmintį, mes turime daug kartoti. Ta prasme. Kitas dalykas, kad tas kartojimas nebūtų toks beprasmiškas, mes turėtumėm, čia pasakiau, ryšius sudaryti. Kodėl ryšius sudaryti? Dėl to, kad mūsų ilgalaikė atmintis iš tikrųjų yra sudaryta tokiu, galima sakyti, tinkliniu pagrindu. Tai yra mes, kaip mes įsimename, tai yra mes dažniausiai, pavyzdžiui, jeigu mes ką nors žinome apie žvirblį, mes dažniausiai žinome, kad jis yra paukštis. Mes žinome, kad jis ten lesa grūdus. Mes žinome, ką dar žinome apie žvirblį, kad jis turi sparnus, kad jis turi plunksnas ir panašiai. Tai yra, esmė yra tame, kad mūsų atmintis panašiai daugiau yra į tinklą. Tai yra į tinklą ir svarbiausiai, ar mes sudarome tą tinkamą tinklą. Tai yra medžiagai, ta prasme. Ir vadinasi, mes turime ką padaryti, kartojimas padeda sustiprinti tuos ryšius, bet tam, kad tie ryšiai būtų dar stipresni, mes turime kažkokiu tai būdu juos įprasminti. Tai yra toks vadinamas gilus procesavimas, tai yra kuo stipresnis ryšių sudarimas. Ir dėl to mokinantis atskirą paskaitą, tą mažytį vienetą, ta prasme, tą mažytį vienetą paskaitos arba kažkokios pamokos temą, ką mes turėtumėm daryti, tai pirmas daiktas, mes turėtumėm pabandyti išskirti esminės paskaitos idėjas, kokias 5, 4, 5, galbūt 6, tai yra tiek, kiek yra demonų. Ir ką pabandyti padaryti, tai yra pabandyti suprasti, kas tenai buvo ir pabandyti tuos ryšius įprasminti. Tai yra pabandyti galbūt pritaikyti, gal aš turiu kažkokią asmeninę istoriją, ta prasme, arba asmeninį pavyzdį, kad pritaikyčiau šitą informaciją. Gal aš galiu surasti pasaulio istorijų šitą pavyzdį, gal galiu surasti kažkokią tai gamtos reiškinį ar panašiai. Tas mums pagelbės
įprasminti tą ryšį ir susijęti, ta prasme. Ar aiškiai idėja, jo? Viena iš tokių mnemoninių priemonių, pavyzdžiui, yra kurti pasakojimus, bet šiuo atveju, kai mes mokomės tam tikrus dalykus, geriausiai naudoti tam tikrus pavyzdžius. Jeigu aš panaudosiu tokius pavyzdžius, tie ryšiai bus turtingesni ir įsiminimas bus geresnis. Na ir bendras tas įsiminimo procesas tada būtų toks: daug kartojimo, daug peržvelgimo. Vėl daug kartojimo, daug peržvelgimo, daug kartojimo, daug peržvelgimo. Tai yra, mokiausi kažkokią tai pamoką, įskyriau 5 idėjas, pabandžiau apie jas galvoti, susigalvoti savo pavyzdžius, po kažkiek laiko, prieš sekančią pamoką, prieš kitą, kada mokysius arba prieš sekančią paskaitą, dar kartą prisiminiau, kas tenai buvo toje paskaitoje, pabandžiau prisiminti ir vėl peržvelgti iš naujo ir vėl tada vėl bandžiau pasikartoti, ta prasme. Ir dar po kažkiek laiko, po periodo, kada išmokęs esu tam tikrą temą, aš galiu dar sykeli peržvelgti, kas buvo tose pamokose, ta prasme. Ir taip daugybė kartojimo, daugybė prasminimo, kol galų galiai išmokti. Čia, ko gero, yra svarbiausios mnemoninės priemonės. Šito principo, pavyzdžiui, yra paremtas tas semantinis žemėlapis. Tai yra rekomenduojama tokia mnemoninė priemonė kaip semantinis žemėlapis. Tai yra, kad mes galime tam tikrai paskaitai arba temai nusipaišyti semantinį žemėlapį. Tai yra įskirti pagrindinę savoką ir po to nubrėžti daugybę ryšių su tais konceptais, tai yra su tomis kitomis savokomis, kurios yra apkalbėtos paskaitoje, ta prasme. Ir toks vaizdinis atvaizdavimas daugelį žmonių iš tikrųjų padeda, ta prasme. Tai yra padeda atsiminti, kokia ten buvo informacija. Studentai kartais sako, kad, pavyzdžiui, jie, kai skaito konspektus, jie atsimena tam tikrą temą, kuri buvo tam tikroje puslapio vietoje. Tai yra vaizdinė atmintis, kaip ir padeda prisiminti. Todėl paveiksliukai, jie irgi daugeliu žmonių padeda geriau įsiminti, ta prasme. Na, kitas variantas yra taip, kad vėlgi aš naudočiau tą sutrauktą informaciją. Tai yra sudėtinga paskaitos tema arba kelių paskaitų temas pabandyti užrašyti ant vieno puslapio. Ta prasme, viena dalis, kita dalis, dar viena dalis ir dar viena dalis. Ta prasme, ir taip vienas puslapis, vienai paskaitai arba vienai temai padėtų man taip greituoju būdu peržvelgti ir atgaminti tą informaciją. Ta prasme. Ir būtent tai jau pats darbas su rašymu, jisai irgi gerokai daug padėtų. Ta prasme. Mes esame linkę tai pasyviai priimti informaciją, bet tas apdorojimas, perrašymas, jisai dar sykeli padeda perdirbti šitą ryšį, kad jisai būtų efektyvesnis ir mes jį prisimintume. Tai atmintis ir gerinama per šitokias priemonės. Jos kartais vadinamos mnemonikos, ta prasme, tai yra pagalbinės priemonės, kurios padeda prisiminti, ta prasme. Ir pagalbinių priemonių yra gana daug, bet dažniausiai, kaip pasakyti, pačios paprasčiausios ten remiasi tokiais dalykais, kaip pabandyti susikurti vaizdingus ryšius. Ta prasme, mes galime, pavyzdžiui, panaudoti, kad geriau prisimintumėm ryšius tarp įvairių konceptų. Tai yra, kas buvo kalbėta toje paskaitos temoje, sukurti kokią nors vaizdingą istoriją. Pavyzdžiui, jeigu aš mokiausi apie Herodotą, Sokratą ir kitus senuosius graikus, tai galiu pabandyti sukurti tokią istoriją, kuri juos visus sietų ir va tada galbūt aš geriau prisiminčiau apie juos, ta prasme, išnaudodamas jų vardus, ta prasme. Tai yra viena iš tokių mnemoninių priemonių, tik tai tiek, kad, kaip pasakyti, tas mnemoninės priemonės išnaudoti yra dažnai sunku, nes medžiagos iš tikrųjų yra gana daug. Ir šiuo atveju aš vis dėlto esu labiau už tokių semantinių žemėlapių kūrimą, ta prasme, ir bandymą juos praturtinti, būtent pabandyti įprasminti, praturtinti juos savais ryšiais, ta prasme. Dabar kaip atsiminti, atsiminimas tada ir vyktų tokiu paprastu būdu. Jeigu aš gerai esu apdorojęs medžiagą, ta prasme, tai prisimindamas vieną dalį koncepto, aš pradedu atgaminti kitas, ta prasme. Ir kuo daugiau aš esu dirbęs prieš tai, su ta medžiaga, tai yra pakartojęs kelis kartus, tuo man lengviau atgaminti visus tuos ryšius, ta prasme. Tai nėra taip, kad aš vieną kartą perskaičiau knygą, dalis žmonių turi tokią gerą atmintį, kad jie gali vieną kartą perskaityti knygą ir prisiminti, kas tenai buvo parašyta, bet daugelis vis dėlto ne, ta prasme. Ir dėl to kažkoks kitas stebuklingas būdas nelabai veiks, ta prasme. Reikia pasikartoti. Iš tikrųjų, tas efektyvus mokymasis tai yra vienas įpročio sukūrimas. Tai yra, kad, kaip visi žino, reikia pasidaryti planą mokymosi ir tvarkingai išsidėlioti, kad turėsiu išmokti po tam tikrą gabaliuką.
Bet visas triukas yra, kaip tą planą išnaudoti ir tai yra pasidaryti įprotį. Tai yra, kad aš sėsčiau ir vietoj to, kad eičiau į kiemą, kad eičiau su draugais, kad aš imčiau ir daryčiau. Ir čia pats svarbiausias dalykas yra, ko gero, vis dėlto tas motyvacija. Ta prasme. Ir motyvacija gali būti labai primityvi. Tai yra, savo pažadu malonę veiklą tik tada, kada atliksiu šitą gabaliuką, kas retam išeina, ta prasme. Kitas yra vidinės motyvacija, tai yra savo vizijos matymo sukūrimas, ta prasme. Tai yra, kam tai yra man reikalinga, kad aš pagalvočiau, įprasminčiau, pavyzdžiui, kodėl man reikalingas šitas biologijos egzaminas. Jis iš tikrųjų gyvenime padės man įgyvendinti tikslus mano asmeninius ir aš dirbsiu tai, ką noriu, ta prasme. Ir gal turėsiu ten savo mylimą darbą, gal turėsiu gerą atlyginimą ir panašiai. Ir būtent tai biologija man padės, ta prasme. Ir dėl to aš turiu mokytis tą biologiją. Ir tada tą maldelę savo kartas nuo karto priminti ir dar kartais apie tai pagalvoti. Nes čia daugiau nusiteikimo reikalas yra, ta prasme. Tai yra kaip išmokti galvoti. Ir tai praktikuoti nuolatos, tai yra, kad atsirastų tas įprotis mokytis, ta prasme. Jeigu tai pavyktų, valio. Tai čia vienas iš tų paprasčiausių triukų. Geri mokiniai, geri studentai apsigauna su tuo, kad jų galva gerai veikia. Tai yra, jeigu vidurinės mokyklos kursas yra gana paprastas ir žmogus iš tikrųjų sėdėdamas pamokoje, jis viską, ką girdėjo, ką pasakojo mokytas, jam to dažniausiai užtenka. Ir jis žino, kad viskas yra gerai, ta prasme. Tai atėjus egzaminų laikui pasirodo, kad ne taip yra, ta prasme, kad jis daugelio dalykų nežino ir čia toje vietoje jisai apsigauna pervertindamas savo gebėjimus. Jo galva iš tikrųjų geriau veikia, bet kada atsiranda sunkesnis egzaminas, ta strategija pradeda nebeveikti. Vieną kartą perskaitytos knygos jau nebeužtenka, ta prasme, dėl to tas turi būti kas savaitinis, nuolatinis darbas. Ir čia pirmieji kursai tiems geresniems mokiniams gali būti sunku. Kaip susikaupti egzamino metu, ta prasme, vėlgi reikėtų atsiminti apie tuos demonus, ta prasme, tai yra, kad tie demonai mus dažniausiai blaško. Tai yra, jeigu aš pradedu galvoti apie tai, kas atsitiks egzamino metu, kaip aš neišlaikysiu ar panašiai, tai reiškia, aš pradedu šitos demonus skirti būtent šitam darbui ir šitie demonai vietoj to, kad apdorotų informaciją man naudingą, tai yra, kad man padėtų iš ilgalaikės atminties ištraukti medžiagą, jie užsiima tokiomis neproduktyviomis, žlugdančiomis neigiamomis mintimis, ta prasme. Tai šitoje vietoje irgi yra išmokimas, kaip nutraukti, tai yra nutraukti tas žlugdančias mintis ir čia, kaip toks labai paprastas elementarus daiktas yra išmokti stop technikos, tai yra sakyti stop sau. Tai yra, galima, jeigu esu pats vienas auditorijoje, tai galiu ir garsiai rėkti, tai prasme stop, padaužyti stalą. Jeigu vaizdinys, tai yra galiu pabandyti įsivaizduoti ženklą stop arba ženklą plytą, tam, kad nutraukčiau tas mintis ir turėčiau prasidaryti. Jeigu man tik kilo tokia neigiama mintis, iš karto save nutraukti ir tegul demonas eina dirbti naudingo darbo, o ne galvoti apie save žlugdančias mintis. Ta prasme. Kitas dalykas yra, kad prieš egzaminą ir egzamino metu mes irgi turime mokinti valdyti dėmesį. Tai yra vėlgi duoti demonams darbo, tiek, kad aš galėčiau susikoncentruoti tam tikrą veiklą. Pavyzdys toks, jeigu aš einu gatve prieš egzaminą rytą, aš galiu matyti viską, labai daugą. Aš galiu matyti namus, aš galiu matyti kitus žmonės, aš galiu matyti troleibusus, aš galiu matyti koksai oras. Bet kada aš einu į egzamino patalpą, tai yra pamažėlė mano dėmesys turi pradėti siaurėti. Tai yra matyti tik tai, kas vyks egzamino metu, egzamino patalpoje, matyti stalą, kėdės, lentą, egzaminatorių ir telktis ties tuo. Ir galų gale, kai aš atsisėdau į vietą ir aš turiu pradėti rašyti, jeigu egzaminas raštu, tai yra pabandyti susitelkti tik tai į tai. Tai yra, turiu išmokti tą dėmesį siaurinti, kad galų gale mano demonai pereitų tik tai prie to. Ta prasme. Tai yra būtent tas ir bus tas dėmesio sutelkimas. Nė velnio tai nepadės. Tam, kad padėtų, žmogus turi turėti rimtą motyvaciją tam, kad jis imtųsi keisti savo įpročius. Yra žmonės, kurie yra iš prigimties tvarkingesni. Tai yra, merginos, jos paprastai turi mokykloje, jos turi 1 balų daugiau per vidurkį.
Nu, tai yra, jos mokosi geriau ir tai yra apie 1 balo skirtumas, ta prasme. Ir būtent dėl to, kad jos yra stropesnės, kruopštesnės ir iš prigimties linkusios dalykus daryti tvarkingiau. Tuo tarpu vyrai labiau dezorganizuoti, ta prasme. Ir jie daro tai, kas jiems įdomu, bet ne tai, ką jie turi padaryti. Ir toje vietoje prigimtis suvaidina vieną iš didžiųjų vaidmenų ir dažnai studijose, pavyzdžiui, laimi tie žmonės, kurie yra tvarkingi iš prigimties. Tie, kurie nelabai tvarkingi, jie dažniau pralaimi. Ir tam, kad žmogus pradėtų keisti tą savo prigimtį, tos savo įpročius, jam reikalinga labai didelė motyvacija, bet daugelis studentų to neturi tiesiog. Ta motyvacija, jinai sustiprėja tik tada, kada priartėja egzaminas ir va tada paskutinę naktį valingai aš galiu tą padaryti. Ta prasme, prasidėti visą naktį ir perskaityti. Iki to laiko tos motyvacijos taip ir neprisikaupia. Ir tas, sunkiai keičiamas dalykas iš tikrųjų. Ta prasme. Pavyzdžiui, ką daryti? Koučerį pastatyti už nugaros ir kad koučeriui turi būti mokama kiekviena jo valanda apie 100 eurų, o tada galbūt aš pradėsiu judėti. Nežinosiu, kad koučeris ir man tai kainuoja. Ta prasme, tai va šitas gal suveiktų. Realiai tai yra sunku pakeisti.